Sveiki, mes esame nutricologijos ABCD. Šiandien kalbame apie labai svarbią temą, tai yra apie baltymus, kurie yra lyg statybinė medžiaga mūsų organizmui. Jokia ląstelė negali išgyventi be baltymų, dėl to, kad tai yra lyg statyba ir jeigu negaunama yra baltymų, organizmas miršta. Iš tiesų, mums baltymų reikėtų suvalgyti per dieną, pasiskaičiuoti, tai įprastas toks skaičiavimas, turbūt daugiausiai kas ir sutarė, tai 1 gramas kilogramų. Tai kaip apskaičiuoti? Pavyzdžiui, jeigu sverite 80 kg, panašiai reikėtų suvalgyti ir baltymų. Bet dar yra svarbiau, kad baltymas turi būti įsisavinamas. Ką tai reiškia? Jis turi būti suvirškintas iki mažiausių dalelių, kad kraujas galėtų juos įsiurbti. Baltymas yra suskaidomas iki aminų rūgščių. Kaip tai vyksta? Aišku, pradedamas baltymo virškinimas yra skrandyje ir čia jau labai svarbi yra skrandžio rūgštis su savo fermentais, kurie yra vadinami pepsinu. O šiaip baltymą išskaido dar fermentas proteazė. Čia tokie sunkus pavadinimai, bet svarbiausia jums atsiminti, kad jeigu pavalgė mėsos, tai yra baltymas, bet jis turi suskilti mažiausias dalelytes. Tai va čia yra daug svarbiau, nei kiek mes netgi gaunam. Be abejo, jeigu jūs gaunate 80 gramų baltymų ir visi yra suskaidomi, jeigu jums pakanka skrandžio rūgšties, pakanka proteolitinio to fermento, kuris suskaido, tai viskas vyksta sklandžiai ir ląstelės gauna tą kokybišką mitybą, jos statosi. Kaip atrodo išraiškos, kurios, jau sakom, trūkumas, yra baltymų arba jie neįsisavina. Tai krenta plaukai, trupinėja nagai, jie darosi trapūs, tai taip pat suglebimas odos, ką mes labiausiai turbūt pastebim iš grožio. Nusilpsta raumuo, nusilpsta širdis, labai sunku pradeda darytis netgi vaikščioti. Žinoma, čia tokia yra jau ryškus požymiai. Tai jeigu jau krenta plaukai, o plaukai gauna paskutiniai iš tikrųjų, nes tai yra ne tiek jau reikalingas, kaip organizmas galvoja dalykas, tai reiškia kūne yra tikrai didelis trūkumas. Tai pagal šitas išraiškas galima spręsti, nes faktiškai plaukų reikia labai visko daug ir plaukos pasiema labai daug baltymų. Tai va dėl to ir sakom, kad jau krenta plaukai, vadinasi, ar tai būtų autoimuninės kilmės, sakykime, alopecijos atvejai, ar tai būtų kaip sako, hormoninio ar streso atveju iš vis baltymas išnyksta pats pirminis, tai žinokit, vis tiek turime pildytis baltymų. Ir kaip tai atrodo tie baltymai? Baltymai iš tikrųjų yra gyvūninės kilmės ir augalinės kilmės, ir gyvulinės kilmės baltymų šaltinius aš taip pat išvardinsiu, tai yra mėsa ir jos produktai, pieno produktai, pats pienas, aišku, taip pat irgi žuvis, kiaušiniai, tai yra gyvūninės kilmės baltymai. Augalinės kilmės baltymai yra pupelės, ankštinės daržovės, tai yra lęšiai, jeigu taip paprasčiau pasakyti, pupos įvairios ir netgi daug aminorūgščių turi bolivinę balandą. Ir aišku, apie tą maistinę vertę, jeigu pasižiūrėsite kiekvieno maisto vertę, tai dažniausiai yra priskiriama, jeigu daugiausiai turi savyje baltymų, tai yra baltyminis maistas. Tai yra labai paprasta atskirti. Kaip juos išmatuoti, tai kaip minėjau, kad jeigu, pavyzdžiui, sverite 80 kg ir reikia 80 gramų baltymų, ir dažnu atveju taip ir sako, aš ten suvalgiau 100 gramų, pavyzdžiui, mėsos ir aš gavau 100 gramų baltymų, tikrai ne, nes delno dydžio, panašiai delno dydžio, tai yra apie 100 gramų mėsos arba žuvies turi apie tik tai 20 gramų baltymų. Tai įsivaizduokit, kad reikėtų suvalgyti 4 gabalus. Ir vėlgi, įsisavinimas baltymo yra kokybiškas tik apie 30 gramų su kiekvienu kartu. Tai reiškia, mūsų kiekvienoje lėkštėje, pusryčiuose, pietuose ir vakarienės metu mes turime gauti visada baltyminio maisto ir jis turi būti tada įvairus. Būna taip, kad mes baltymo pritrūkstam. Ką tokiu atveju daryti? Ta pati, ką ir aš pati nutricologė, kuri tikrai žino, kaip tai daryti, tai irgi būna, kad pritrūkstų baltymų būtent savo lėkštėje arba susibalansuoju taip, kad pavyzdžiui per pietus
ir pusryčius ir vakarienę jie yra, bet dar pasižiūriu kiekį ir jeigu jų nesurinku, aš išgeriu tiesiog subalansuotą kokteilį, kuris yra whole food, tai yra visavertės mitybos, ten yra įdėta ne tik baltymai, bet baltymai, kurie įdėti yra augalinės kilmės, jie sujungti taip, kad būčiau tarsi pavalgius mėsos gabalą, tai irgi gaunu visavertį komplektą sudėliotų tų baltymų, man nereikia galvoti, bet aš žinau, kad su kiekvienu gramu gaunu 24, su kiekviena porcija gaunu 24 gramus baltymų ir taip padedu prisipildyti. Kodėl yra tai reikalinga ir prisiminti? Kaip minėjau, mes neturėsim energijos, mūsų raumenys nesistatys, mūsų širdis silps ir plaukai ir grožis neišsilaikys, jeigu negausim pakankamo kiekio baltymų. Atskirai galėčiau paminėti kolageną. Kolageną iki merginos jau pradeda prarasti didesnį kiekį nuo 25 metų. Na ir palaipsniui to kolageno kiekio mažėja dar, plus atsižvelgiant į koks jis gyvenimo būdas. Jeigu jisai turi didelį streso lygį, žinoma, procentai praradimo baltymo didėja. Taigi kolagenas. Iki 30 metų merginos gali vartoti nuo 5 iki 10 tūkstančių kolagenų peptidų arba, paprasčiau tariant, nuo 5 iki 10 gramų. Ne? Visos kitos moteris po 30 metų jau turi gerti didesnius kiekius nuo 15 tūkstančių pradedant, tam, kad išlaikyti grožį, tam, kad išlaikyti odos struktūrą gražią. Ne? Tai vad prisiminkim, aš pati esu atsirinkusi kolageną, kuris yra porcijų 17 gramų, tai reiškia net 17 tūkstančių kolageno peptidų, jisai yra netgi klinikiniai daryti tyrimai, kad po poros mėnesių, jeigu ir buvo prarasta kažkokia veido odos struktūros, buvo pokyčiai, pavyzdžiui, glembanti oda, po poros mėnesių jinai atsistato. Taip pat turim praktikos labai daug su krentančiais plaukais, tai reiškia, kolageną šitą porciją vartojant, žmogus greičiau atsistato. Kolagenas neturėtų būti pripildytas kažkokiais saldikliais, nes nori žmonės dažniausiai skonio, o tai yra labai labai blogai, dėl to, kad būtent jeigu yra pridėta kažkokių cukrų, dekstrozės atvejai, šiaip fruktozė įvairiai, tai ten išstumia patį baltymą dėl to, kad vyksta glikacijos procesas. Ir mes vietoj to, kad gertumėm ir prisipildytumėm jo, mes dar labiau prarandam. Taigi atsargiai su tuo, geriau, kad neskaniai gerti, bet veiksmingai. Tai aš tiesiog atrodau tai, kad piluosi mažiau tiesiog vandenuko, leidžiu pilnai ištirti kolagenui ir tikrai išgeriu. Nėra taip jau baisu, kaip tai atrodo. Galima nebent gerti dar su skaidulom kolageną dėl to, kad skaidulos, jos neužkelia gliukozės kiekio ir būna, kad kartais geriu netgi su skaidulom. Tai čia jau atskiri atvejai, taip kaip man tai dienai norisi. Bet žinokit, kolagenas, jisai, jeigu norite išlaikyti sąnarių tą gerą struktūrą, jeigu norite pamaitinti mitybą kolagenu ir turėti grožį, tai tikrai virš 30 metų jau pradėti vartoti didesnės reikėtų dozes. Aš jau nekalbu apie tas, kurios turi didelį trūkumą po 50 metų. Dėl to, kad procentas tikrai yra netgi nuo 25 procentų iki 30, tai yra labai ir labai daug. Ir jeigu norite išlikti jaunatviškos, tiesiog pasistengkite šiuo atžvilgiu. Aš nuorodą galėsiu įkelti, tą kolageną, tą, kurį pati geriu, ir tiesiog jums rekomenduoti jį kaip tokį tikrai gerą ir efektyvų. O kitą kartą jau kalbėsime apie riebalus.